Labadiena visiems. Malonu jūs visus čia žiūrėti, kad taip gausiai susirinkot į sekantį mūsų paskaitų ciklo Diplomatija atvirai renginį. Šįkart mūsų garbingas svečias jau seniai dirbantis su Lietuvos užsienio politika, daktaras Žygimantas Pavilionis, buvęs Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai ir aplink Jungtinių Amerikos valstijų bus tęsis mūsų šiandienos susitikimas. Tai dar kviečiu tarti įžanginį žodžį apie mūsų svečią PMDF dekaną Šarūną Liekį ir pradedam. Tai, mėly kolegos, labai malonu tikrai, kad dienos viduryje, tai 2 valandą susirinkote. Aišku, mes po šitą renginį visą laiką irgi tokį darom nedidelį priėmimuką, bet šį kartą, kadangi tai dienos vidury Berlyno viskas vyks, tai čia viskas bus paprasčiau. Bet šis renginys yra skirtas JAV užsienio politikai ir mes tikrai džiaugiamės matydami šiandien gerbiamą ambasadorių Amerikos valstybėms ir Meksikai, kuris neseniai grįžo į Lietuvą. Daktaras Pavilionis vienas iš tų žmonių, kuris aiškiai yra asocijuojamas su Lietuvos užsienio politika. Jeigu yra įvairiausių žmonių, įvairiausių personažų Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, tai šiuo atveju diplomatiniai tarnybai, kurių turbūt nei televizijoje, nei šiaip gatvėje įdami net pažintumėt, tačiau Žygimantas yra vienas iš tų, kuris yra atpažįstamas tiek masinių informacijos priemonių, tiek tiesiog šiaip prašalaičių ir kolegų. Ir dar labai trumpai noriu pasakyti, kad kadangi mes esame šiandien akademinė institucija, labai svarbu tai, kad Žygimantas yra vienas iš nedaugelio tų, kuris diplomatinėje tarnyboje yra su daktaro laipsniu. Tai yra tai savotiškai ir komplimentas jam pačiam, kadangi žmonės nedažnai ryžtasi būdami valstybės tarnyboje ir būdami diplomatinėje tarnyboje siekti akademinių laurų. Ir šiuo atveju mes turim tą retą išimtį, kuriuo mes čia džiaugiamės. Aš ką noriu pasakyti, kad aš daugiau netuščiažodžiausiu. Mūsų svečio paskaita, mes maždaug planuojam taip apie 40-45 minutės, paskui klausimai, atsakymai. Mano vaidmuo bus, aš grinai pabandysiu čia pradėti moderuoti, pašnekėti ir būsiu toks pagalbinis šitam visam renginį. Tai prašau, Žygi. Labai malonu, jau antrą kartą šitoj salėje, man atrodo, prieš pusę metų su Laurynu Kasčiūnu buvom, apie politikas visokias kalbėjom, bet šiaip labai miela grįžt, jaučiuosi grįždamas į šeimą, visų pirma dėl to, kad Šarūnas buvo tas žmogus, kuris mane kompiuterio užsienio reikalų ministerijoje išmokė ir buvo labai sunku priprast. Pradžioj ten tankais kažkokį žaidėm, šaudėm, bet po to išmokom ir rimtesnių dalykų, tai vat jis buvo tas, kuris ir tankais išmokė žaisti, man atrodo, bet žinai, visko buvo vaikystėje, jaunystėje. Savo ruoštų čia mano senelis buvo aktyvus veikėjas ir dainavo ir šoko, Sipaitis toks. Tai iš jo atsiminimų ir pasakojimų apie restoranus, gerus balius tarpukario Lietuvoje, vis tokį jausmą turiu, kai to laisvės alėjoje, tai vis žiūriu, kuriuom čia tam restoraniais galėjo užt. Tai pusė mano šeimos yra iš Kauno, kita pusė iš Šiaulių, o pats gimęs Vilniuje. Bet visą laiką miela čia atvažiuoti. Tai, ką aš papasakosiu, yra iš tikrųjų daugiau asmeniniai įspūdžiai po 5 metų Amerikoje, kuriuos aš vis bandau vieną ar kitą progą, ar kalbėdamas viešai, ar ne viešai, bandytą patirtį į Lietuvą perkelti. Tai aš apie Ameriką galima pasakoti labai daug, bet aš pasirinkau tai, ką aš manau būtų galima pritaikyti Lietuvoje ir ko manau, kad trūksta. O kadangi šalis mums yra tokia artima iš tikrųjų, dėl įvairių prasmių ir politiškai, ir morališkai, ir dėl to, kad ten 1/4 tautos yra mūsų vienaip ar kitaip, be kurios mes nežinia, ar būtume čia taip laisvai šiuo metu, tai
manau, tos pamokos yra svarbios. Jūs matot pastatą, seniausią Lietuvos ambasados pastatą šioje planetoje, vienintelis toks senas, į kurį mes įsikėlėm 24 metais ir iki šiol neįsikėlėm. Mes esam antri pagal senumą Vašingtoną, tik Lenkai yra senesni. Nuo 18 metų Lenkų istorija įdomi tuo, kad jie gyvena iš esmės carinės Rusijos ambasadai, kuri po to perėjo į Lenkijos Respublikos rankas, nes tas carinis ambasadorius neįsimokėjo, taip sakant, tai Lenkai perėmė. Prie mūsų ten yra Kubos ambasada ir kaip aš juokaudavau su savo lenkiškais broliais ir seserim, na, vat matot, iš istorijos reikia mokytis, vis tie komunistai mus dalina ir valdo, nes tarp mūsų ir Lenkų yra tavo Kubos komunistinė ambasada, su kuria aš taip ir nespėjau susidraugauti, gal ir gerai, aš pagalvojau, nes faktiškai paskutiniam dienom atsistatė tie santykiai su komunistinė Kuba, kvietė mane jie į visokius priėmimus, bet kažkaip nenorėjau eiti, reiškia. Dėl įvairių priežasčių, bet apie tai galbūt vėliau. Gerai, tai pradėkim nuo to, kas, aš manau, yra svarbiausia ir ko labiausiai trūksta Lietuvoje, tai žmogiškumo, paprastų esminių dalykų. Nes žmogiškumas yra tai, nuo ko prasideda amerikiečių strategiškumas. Pirmas, kas krito man į akis, pirmą kartą Ameriką pamačiau tik tai 2003 metais. Ambasadorius Ušackas mane įsimylėjusi Briuselį, nes aš visą gyvenimą Lietuvą Europos Sąjungą integravau, atsivežė į Čikagą, atsivežė į Vašingtoną ir aš buvau šokiruotas jų gylių, jų strateginių požiūrį į pasaulį, ko nesijaučia Europoje, kad ir kur bevažiuotum, tu arba žiūri siaurai per savo nacionalinę prizmę, arba šiek tiek plačiau per regionę, na, bet mažai tenka sutikti pareigūnų Europoje, kurie žiūrėtų plačiai, kurie žiūrėtų iš esmės, ar tie žmonės įpratę valdyti pasaulį, matyt taip, iš gerosios tos pusės, bet jie visą laiką mąsto giliai ir mane taip pribloškė. Su kiekvienu žmogum, su kuriuo tu susitinki, jis mąsto, na, lyg visas pasaulis tame mažame reikale spręstusi. Kaip sakė vienas iš popiežių, na, kiekviena žmogus negali pakeisti viso pasaulio, bet net ir mažiausią darbą darydamas žmogus gali daryti taip, lyg tas veiksmas nulemtų, apimtų visą jo integralų žmogiškumą ir kartu reikštų visai žmonijai. Kiekvienas veiksmas gali būti svarbus, jeigu tu matai jį tokiu. Na, kaipgi tai sukurta, šiandien visi Lietuvoje švenčia Konstitucijos dieną. Na, pradėkime nuo to, kaip tikras krikščionis demokratas noriu priminti, kad Amerikoje yra labai aiški nuoroda į Dievą, kas taip neįprasta kartot viešose erdvėse Lietuvoje. Tarp mūsų postkomunistinių šalių tik tai Lenkija ir Ukraina jį turi šią nuorodą, tačiau man, parašiusiam apie tai ir disertaciją vienaip ar kitaip, man tai reiškia, kad Amerikos politikai visų pirma svarstydami valstybės reikalus, brėždami didžiausias gaires, jie turi kažką aukščiau, dvasinę tam tikrą realybę, į kurią jie dauguma atsiremia. 95% amerikiečių save laiko religingais, kad ir kokiai denominacijai jie nepriklausytų. Tai yra ta pati garsioji teisė, tas rule of law, atsiremia visų pirma į moralės tvirtus pagrindus, į dvasinius pagrindus. Ir kuomet tu kalbi su žmogum, tu jauti, kad jisai tikrai nuoširdžiai gerbia kitą žmogų, kad ir kokios spalvos jis bebūtų, kad ir kokio tikėjimo jis nebūtų, nes jis jį gerbia kaip asmenybę, kaip dievišką būtybę vaikščiojančią šitoj pilkoj kasdienybėj, bet ne atvirkščiai. To pas mus kažkaip nėra ir aš manau, tai yra tikrai sovietinis paveldas, nes ką naikino sovietinis režimas, tai visų pirma žmogiškumą, mūsų religinės, bendruomeninės ir kitokias vertybės, nes tai ir yra
minėjai Šarūnai Milošą, kaip jisai pasakė, tai yra tie nelogiški žmogiškumo židiniai, ties kuriais tie totalitariniai režimai vis imdavo ir suklupdavo. Būtent čia kildavo didžiausias pasipriešinimas lietuvių tuose žmogiškumo dariniuose. Ne veltui Joną Paulių įdėjau į šią skaidrę, nes jūs žinote tas garsias Reigano frazes, kad jisai žiūrėdamas į Jono Pauliaus pirmą vizitą Lenkijoje, jisai apsiverkė. Tai jis rašo paties savo dienoraštį, pasitikrino, taip ir yra, nes jisai suprato, kad sovietus galima įveikti kaip per žmogiškumą. Tu investuoji į žmogaus moralę, tu jį palaikai, tu jį pakeli, tu pasakai, kad jis nebijotų ir jisai yra iš esmės nesulaužomas. Filmas Unbreakable, mano vaikai jį labai mėgsta. Nu va tokie tie visi amerikiečiai. Jie turi tą dvasią, jie turi tos dvasinius dalykus ir tai yra iš tikrųjų svarbiausia. Ko pas mus nėra, kas pas mus nėra iki galo suprasta. Ir kai tu turi šituos dvasinius pagrindus, tu iš esmės turi lauką, kuriame tavo strategija kūrėsi. Tai yra tam tikri dvasiniai rėmai, kuriuose tu aišku, kad braižai strategijas, nes tu į kiekvieną daiktą, į kiekvieną žmogų sėdinti čia, tu žiūri pagarbiai, nes tu turi savo galvoj kažką, kas tau leidžia jį žiūrėti šiek tiek kitaip. Tai nėra tik materija sėdinti prieš mane, tai yra visų pirma dvasinga būtybė, kad ir kas jį bebūtų, aš jos nepažįstu, bet aš ją gerbiu iš principo. Ir aš manau, tai duoda jų ypatingą santykis su religija, tai vadina ta double helix teorija, tai yra religija ir politika sustiprina viens kitą. Tuo tarpu Europoje nuo švietimo epochos tai yra viens kitą panaikinantis dalykai. Iš esmės toks zero-sum game. Arba valstybė, arba religija. Amerikoje taip nėra. Amerikiečiai tuo šiek tiek panašesni į mus, į vidurio europiečius, kur tas santykis patyrus visus Bloodlands, taip sakant, patyrimus, yra šiek tiek tampesnis. Užteks apie religiją, prisikalbėjau ir įvairios interviu popiežiaus progą. Aš noriu atkreipti dėmesį į du paskutinius punktus šitoj skaidriai - investicijos į demokratiją. Jūs matot kampe tą keistą mėlyną ženklą Community of Democracies. Jeigu jūs gerai pamenat, mes pirmininkavom šitą organizaciją 90 metais ir stebuklas, amerikiečiai pradeda pirmininkauti patys šiai organizacijai. Nuo šių metų, būtent šią savaitę vyksta pirmas Kerry vadovaujamas posėdis New York'e ir 2 metus jie šiai organizacijai pirmininkaus. Organizacijai, kuri įkurta prieš 12 berods metų Varšuvoje, Geremako ir Albright tuo metu, nes ir tuo metu, ir visais kitais savo gyvenimo etapais amerikiečiai puikiai suprato ir tą kiekvienas amerikietis tau pakartos. Demokratija nėra for granted, taip sakant, tai nėra duotybė. Į demokratiją, į laisvę reikia investuoti. Reikia turėti instrumentus, programas, kurios tą demokratiją puoselėtų. Jeigu mes gavom laisvę prieš 25 metus, tai nereiškia, kad tai yra tikra laisvė. Šarūnas ir kiti draugai neseniai, prieš gerus 5 metus parašė knygą Demokratija ir pilietiškumas ar kažkas panašaus. Daug kūrinių apie tai, kuriuose pagrindžia vieną paprastą tezę. Pas mus nėra tos demokratijos kokybės. Pas mus yra nomenklatūrinė, elitistinė, kokia tik nori demokratija. Mes turim tą išorę. Bet demokratija nėra tik rinkimai. Demokratija yra jos kokybė. Bendruomenių, piliečių dalyvavimas. Ko pas mus šiaip nėra per daug. Tuo tarpu amerikiečiai iš to daro politiką. Turi instrumentus tam sukurtus, kurių mes neturim. Mes nuostabiai pirmininkavom Community demokratijų bendrijai, mes atsivežėm Hillary, visi valdininkai ir politikai pastovėjo šalia jos nuotraukose, bet kai jinai išvažiavo ir kai aš grįžęs paklausiau, mielieji, o jūs ką nors darot šitą temą, neatradau nė vienos programos, nė vienos pozicijos vyriausybei, kuri to užsiimtų. Gal vienas žmogus dėl vaizdo tą daro, bet aš tikrai nematau, kad mes kaip visos institucijos
dirbtume vardan to, kad mūsų demokratija būtų tvirtesnė. Jeigu jūs paklausite apie žmogaus teisėm dažniausiai visiems entuziastai, kodėl tą Šarūną vis žiūriu ir miniu, žmogaus teisių, įvairūs nevyriausybininkai, bet jeigu jūs paklausite, o Lietuva turi programą vyriausybinę, pinigus skirtus žmogui sustiprint, įgalint, apie ką tu kalbėjai? Ne apie kelius, ne apie, o gal ką nors materialaus, prašau. Ne, aš kalbu apie tą patį žmogų, kuris galėtų tapti mūsų visų politikos tikslu, bet ne priemonė, kaip paprastai yra sovietinėse, postsovietinėse, o jau tikrai sovietinėse ir kitokiose autokratinėse valstybėse. Žmogus nėra tapęs tikslu mūsų politikos. Šeima nėra tapusi tikslu mūsų politikos, bendruomenės. Susitikau šeimos instituto vadovę, sako, žinai, normaliuose šalyse tos šeimų galingos asociacijos, organizacijos, jų vyriausybė atsiklausė, faktiškai kiekvieną įstatymą leisdama, kokį poveikį tai gali padaryti šeimom, nes tai yra pagrindas. Nuo to Jonas Paulius pradėjo kovoti su visom totalitariniam sistemom, šeimą stiprint. Na, pas mus taip nėra, pas mus vėlgi šeimom, kaip ir žmogaus teisėm, užsiema entuziastai, keli institutai. Jeigu paklausia, ar mes turim šeimos politiką, žinoma, ne. Jeigu paklaus, kiek pinigų skiriam, bus atsakymas toks pats kaip ir gynybai, 1%, vienas iš žemiausiai finansuojamų vyriausybei objektų. Vidurinė klasė lygiai taip pat, kalbėjom, važiuodami čia su vienu geru verslininku apie tai, ar pas mus yra iš tikrųjų daug padaryta viduriniai klasiai sustiprinti. Tai pačiai klasiai, apie kurią popiežiai nuolat kalba, kad tai yra pati svarbiausia, pats svarbiausias visuomenės sluoksnis, tai yra atsakingiausi žmonės, tai yra vienaip ar kitaip sunkiai dirbantys žmonės, bet ant jų laikosi ta visuomenė, nuo jų viskas prasideda. Kiek iš tikrųjų mūsų ekonominės programos buvo nukreiptos į vidurinę klasę? Mano apibendrinimas, nežinau, gal aš per daug grubiai vertinu, bet man atrodo 25 metus įvairios mūsų valdžios dirbo tik pačiam stambiausiam kapitalui, kad ir kokį jų spalvų bebūtų, ar kairė, ar dešinė, iš esmės jos dirba tiems, kas turi labai daug pinigų. Bet paprastas žmogus nelabai gali užsidirbti. Ir ar jis būtų baltas, raudonas ar juodas, bet svarbu, kad jis yra lietuvis. Ar lietuvis, kas nėra, pavyzdžiui, Lenkijoje tą iškart pastebi, važiavęs į Lenkiją, tu pastebi, kad žmonės čia patys gali šiek tiek daugiau užsidirbti, nes yra visa tradicija smulkaus ir vidutinio verslo, kuri nebuvo sunaikinta, jinai buvo įgalinta. Tuo tarpu pas mus tos tradicijos nebuvo. Pas mus visą laiką buvo kažkas kito ir mes tam žmogui neleidom užsidirbti. Amerikoje tuo tarpu tai yra paprastai tikslas. Kai vidurinė klasė mažėja, silpnėja, nyksta bipartisan tas vadinamoji policy, nyksta sutarimas visuomenėje ir taip toliau. Na gerai, važiuojam toliau. Gal tik tai vieną žmogų paminėsiu per vidurį šios skaidrės. Yra tas Malk Palmeris, aš specialiai čia įdėjau. Jisai parašė tą garsiąją Reigano Westminsterio kalbą, nuo kurios Reiganas pradėjo kovoti už laisvę ir prieš komunizmą pasaulį. Kodėl aš taip čia įdėjau? Dėl to, kad šią savaitę mano buvęs ministras Vaitiekūnas aukštojų tautų tribūnai gaus tą apdovanojimą, nes žmogus visą gyvenimą kažkaip toj laisvės pusėje. Kažkada spausdino laikraščius visai Sovietų sąjungai, kad pasikastų jų pamatais visom įmanomom kalbom kaip disidentas. Po to sėdėjo Tbilisyje ir kai aš jam skambindavau, sakau, dinki šiandien tankai artėja, jisai sako, tegu per mane pervažiuoja ir tada bus labai gerai, nors vienas žuvęs ministras iškart koks PR-as, koks skandalas bus, žinai, iškart ir jisai žinos, ką daro. Lygiai taip pat Kryme buvo vienintelis. Tai va tokie žmonės kaip jūs man yra pavyzdžiai to žmogiškumo ir kovojimo už tai, kuo mes Lietuvoje kartais ne visą laiką įvertinam. Ir dėl to, kadangi neturim tų pagrindų, mums šiek tiek sunkiau mąstyti strategiškai, nes dėja strategijos valstybė iki šiol jų yra labai daug, bet jos visos nedėra tarpusavį ir mes šitą strateginę, ar kaip disertacijoje aš pavadinau, metapolitinį lygį mes šiek tiek praradę, švelniai tariant.
Na, o kaip amerikiečiai, kadangi jie ne tik masto plačiai, jie ir keičia tą pasaulį, kaip jie tai daro įvairiom priemonėm. Jie kelia tą savo strateginį lygį, kur mes dėje eilinį kartą turim ir galim pasimokyti. Pradėkime nuo to, ką mėgsta visi universitetų profesoriai, kai tik tą pasakau. Na, amerikiečiai, kaip ir mūsų mylimieji šiauriečiai, jie bent 4-5 kartus daugiau investuoja į tą mokslinių tyrimų pasaulį. Ar tai būtų mokinių ar studentų krepšeliai, ar tai būtų parama universitetam, ar tai būtų tos public arba valstybinės mokyklos. Vat mano vaikai mokyklos Virdžinijoje, ten būtent 5% BVP yra skiriami. Tos viešosios mokyklos, valstybinės mokyklos, jos blizga, niekur lempos ant galvų nekrenta. Na, nėra tokių baisių vaizdų, kuriuos aš čia vis dar pamatau. Aš baigiau tą savo 34 ar sausio 13 dabartinę vidurinę. Na, daug kur vaizdas yra liūdnai toks pats. Daug kur, bent jau Vilniuje, nežinau kaip Kaune, aš šnekėjau neseniai su licėjaus direktoriumi, nors jie jau ten patys kečiausi Vilniuje. Daug kur Vilniuje mokyklos iš esmės ant bankroto slenksčio. Jos nesugeba elementarių dalykų patraukti. Mokytojai gauna minimalius atlyginimus. Tai ką tokie mokytojai gali išmokyti? Mokytojai, kurie pasilikę dar daug mano sovietinių laikų, nes jaunimo nelabai įsileidžia, ir kas eis už tokius atlyginimus, tai jūs pasakykit, kokie vaikai bus, jeigu mes taip tokį dėmesį mokykloms skirsim. Amerikoje, Suomijoje, Švedijoje, tarpukario Lietuvoje dėl mokytojo vietos žmonės konkuruodavo. Izraelį, ta prasme, nes mokytojas tai yra visuomenės vedlys. Jis didžiausią įtaką padaro vaikui. Mažiau šeimoje vaikas gauna, negu kad mokykloje. Tai jau padarykim viską, kad vaikai gautų, ką tik gali mokyklos. Investuokim, kiek tik tai galim pinigų į tai, nes tai yra mūsų ateitis. Deja, pas mus mes visą laiką aplink 1%. Na, kiek aš save prisimenu, kadangi tuos skaičius tekdavo dėlioti, derantis dėl visokių ES biudžetų ir kitokių, mes vis laik nuo to 1% neatsiplėšėm. Ir čia juokingai susijęs 1%, ar tai būtų parama karui, reiškia, ar tai būtų švietimui, ar tai būtų šeimai, mes vis nuo to 1%, nuo to minimalaus finansavimo Lietuvoje nesugebam atsiplėšti. Na, keli kiti pavyzdžiai, kaip tai Amerikoje daroma, ar kaip pas mus nelabai. Pavyzdžiui, imkim tą pačią migracijos politiką. Dabar visi čia ietis laužo, čia nėra temos be pabėgėlių ir migracijos. Sukūrėm prieš 3 dienas darbo grupę, pamastyti apie tai, kaip iš tikrųjų tą galim padaryti. Mylėjo, kur buvom 25 metus? Kai tu nueini pas bet kokius verslininkus ar bet kokius kitus žmonės, jie sako, taip, darbo jėgos trūksta, bet jeigu mes prieš 25 metus būtume apsidairę aplinkui ir ieškoję tų šviesiausių galvų aplinkui, tai mūsų čia jau seniai jokių problemų nebūtų. Tai ta pabėgėlių problema jau nebūtų problema, o sprendimas daugelį mūsų. Jeigu mes į tos protus investuotume ir medžiotume, galbūt tai vyksta tam tikruose universitetuose, girdėjau VDU, girdėjau šiek tiek daugiau čia to procento užsieniečių. Puiku, jeigu jūs tų protų prisitraukėt, bet tai tikrai nėra visuose Vilniaus ar Lietuvos universitetuose. Tai tikrai nėra Lietuvoje. Mes tą patį profesorių iš Sirijos ar islamo teroristą statome tą pačią eilutę ir abiejų neįleidžiam. O tie profesoriai, kurie jau čia dirba mūsų biotechnologijos įmonėse, jie kai vergai nužemintieji kiekvienais metais turi tam tikrų štampelių prašyti, tų štampelių išdavimo laikas vis ilgėja ir jie vis labiau žeminami. Mes neinvestuojam į protą, kuris yra aplinkui. Kiek man asmeniškai teko kovoti ir su mūsų akademiniu pasauliu, nežinau, ar tai buvo tuo metu Šarūnas, dėl, pavyzdžiui, Europos humanitarinio universiteto įsteigimo Vilniuje. Kiek tų baltarusų čia atvažiuos? Nu dabar jau beveik 15-17 tūkstančių baigusių tą universitetą, tai yra milžiniškas skaičius. Iš esmės ateities baltarusiško elito, bet jūs neįsivaizduojat, kiek reikėjo kraujo nuleisti, kad tas universitetas įsisteigtų pas mus. Mes neinvestuojam į protą ir labai sunku į tą protą investuoti, jeigu tu pats nevertini savo žmonių, akivaizdžiai nevertinsi ir kitų, neieškosi to proto aplink, o galėtume. O migracijos politika tokia galėtų būti. Kas yra žalios kortos politika, jeigu ne tai? Amerikoje ar kur kitur. Jie ieško šviesiausių žmonių, jie žino, ko nori. Ir mes savo protus nepalaidojam dėja. Patys nesusirinkam to proto iš aplinkui, nors
gyvename vietoje, kur yra kaip geopolitinio lūžio vieta. Čia jau tiek tų žmonių nori gyventi, tiek tų žmonių mato, kad Lietuva yra nuostabi valstybė, ko mes dažniausiai patys nesuvokiam, kad jie jau tiesiog veržės pas mus. Tai investuokime tai, prisitraukim pačius geriausius. Paskutiniai du dalykai iš tos srities kaip pavyzdžiai, ko mes nedarom, bet galėtume daryti labai ramiai. Na, analitiniai pajėgumai. Užeisi bet kokią instituciją, jau dabar ilgai galbūt, na gerai. Užeisi bet kokią instituciją Amerikoje, ar tai būtų valstybės departamentas, ar tai Pentagonas, ar tai kas tik nori. Analitikai, planuotojai yra gerbiamiausi žmonės. Jie yra geriausiose vietose, pas juos tie kabinetai plačiausi, pinigų gauna daugiausiai, jie labiausiai arčiausiai prie tų politinių valdžių, į juos visi remiasi. Kodėl? Todėl, kad amerikiečiai, beje, kaip ir britai, labai gerai dirba su informacija. Visų pirma, yra padaliniai, kurie surenka tai, yra padaliniai, kurie analizuoja, iš to ištraukia grūdą, atitinkamai paskirsto padaliną ir visa valstybė tuo remiasi ir juda. Jie nuolat mąsto apie tai, kur yra. Jeigu jūs paklaustumėt šiandien kiekvienos ministerijos atstovo, ką reiškia jiems jų planavimo padaliniai, dažniausiai bus pašaipa veide pradžioj, po to nusakys nieko ten nedaro, orą braižo reiškia. Mes čia patys, mes operatyviniai darbuotojai, mes judam taip, bet toks judėjimas kaip viščiukų be galvos, kaip bėgioja kieme. Daug viščiukų bėgioja, visi skirtingom kryptim. O jeigu jie biški, taip sakant, pasidėliotų tą bėgiojimą, jau gautas labai daug. Aš nuolat cituoju tą pavyzdį, kai mes dėrėjomės dėl stojimo į Europos Sąjungą, kai mes susidėliojom visas rankas ir kojas ir galvas ir širdis viena kryptim, mes pasiekėm labai daug. Ekonomika augo žvėriškai, iki 12%, reformos buvo padarytas fantastinis, tik dėl to buvo puikiai gera komanda. Su visa pagarba Lenkijai, kuri padarė prieš mus kokį, jau 2-3 metus didesnę pažangą, kaip ir estai. Na, estų neminėsiu, estam mes biškai pralašėm dažniausiai. Bet Lenkijoje jiems buvo sunkiau valdyti šalį ir transformuoti ją, nes ji nėra didžiulė. Tai yra normalu. Mažesnėje šalyje tu gali padaryti stebuklus, jeigu analitiškai, strategiškai suderinsi savo mąstymą ir nukreipsi vieną kryptį. Deja, to nevyksta. Pas mus analitiniai pajėgumai yra beveik neegzistuojantis, akademinė bendruomenė iš esmės patraukta nuo valstybės valdymo ir tai yra bėda. Na, nekalbėsiu apie stiprią think tank bendruomenę, pas mus institutai, nevyriausybinės organizacijos yra iš esmės leisgyvės, mes jas bandom palaikyti, bet iš tikrųjų nesuteikiam galimybių dalyvauti procese, įtakoti jį. Bet jūs tai žinot ir mes važiuojam toliau, nes aš matau, kad man liko 15 minučių, o aš dar turiu 3 skaidės. Gerai, antra pamoka, tai ne tik, kad amerikiečiai žiūri masto plačiai. Beje, čia jau nukrypstant vis paėzinant mano draugą Šarūną, man Emanuelis Zingeris yra sakęs, kad žydai, iš tikrųjų strateginio mąstymo mes jūs žydai išmokėm. Nes jūs čia lietuviai, jūs čia, taip sakant, siaurai, taip žinai, bet mes, kadangi nuo 13 amžiaus su jumis, mes jūs išmokėm, to jūs biški geresni, jūs normaliai, jūs galite, čia jūs patemsit, tik tai reikia taip biški to tikėjimo savim. Aš tam pritariu. Yra daug tiesos. Gerai, dabar jie moka strategiškai mąstyti, bet kaip minėjau, jie taip pat unikaliai mane nustebino, kuomet nuvažiavau į Vašingtoną ir Čikagą, pirmi susidūrimai su jais, kad jie ne tik mąsto, kad jie žiūri ir mąsto plačiai, bet jie žino kiekvieną detalę ir jeigu nusprendžia kažką daryti, tai ir pakeičia ir padaro. Europoje 2-3 metai debatų, dažniausiai nieko nesibaigia ir jeigu baigės, tai tavęs ten jau nebėra, visi užmiršta, nuo ko pradėjom, amerikiečiai pakeičia tai greitai. Pas juos yra efektyvus mąstymas. Kaip jie tai daro? Įvairiais būdais, kurie yra iš esmės padaromi. Visų pirma, mokyklose, visur, institucijose yra investuojama į lyderystę. Jūs pažiūrėkite tų amerikiečių akis. Mano vaikai, kai grįžta iš tos mokyklos, aš ten bandau prigesinti jų akių šviesą. Jie tiki savim, jie yra lyderiai. Jie auginami žmonės, kurie pakeis pasaulį. Pažiūrėkit, pagooglinkit McCaino institutą, pažiūrėkit leadership courses. Jie augina, kaip jau vadina, character-driven leaders, moraliniai lyderiai, kurie kaip McCainas
jį kankino, jis neišdavė tėvynės, nei savo tėvui neskambino, ten generolas, laivai tokie buvo, jam visus kaulus sulaužė, o jis išliko toks. Nu, iki šiol jis toks ir jau kiek metų toks. Čia yra pavyzdžiai, į kuriuos jie orientuojasi, jie auga lyderis, jie augina, jie exceptional, jie pasitikė savim. Ar mes pasitikim savim? Galėtume, nes mes esam nuostabus. Mes labai daug padarėm, taip šneka apie mus kiti, bet mes taip nešnekam apie patį save. Taip mus mato kiti, mes padarėm stebuklą per tus 25 metus, palyginus su to, ką kiti padarė. Ir mes toliau tos stebuklus darom, bet vat kažkaip negebam investuoti į savo lyderystę, negebam pasitikėti savim ir auginti kitus lyderiais. Auginti aplinkui lyderius, ko nėra taip ryškiai kaip Amerikoje. Vėlgi, kaip iš kur tas gebėjimas veikti, yra labai suderinta tarp žinybinio bendradarbiavimo sistema. Na, tiesiog unikaliai. Kiekviena ministerija, iki pat National Security Council, kas yra po prezidentu, kiekvienas žodis, kurį amerikiečiai pasako, yra iš esmės apderintas. Žinai, visas mechanizmas yra pajungtas valstybiniam veikimui, ko pas mus taip pat nėra. Pas mus kaip ir, ar tai čia privatizacija tam tikrai įvykus, nežinau, ar tai partiniai dalykai nesuveikia, ar tai kompetencijos neturim, bet pas mus įpratę dirbti savo partijai, savo grupiai, savo žmogui, bet ne valstybei. Ir nemato to bendro gebėjimo judėti kartu. Nėra tarp žinybinio aiškaus derinimo, kas yra Amerikoje iki blizgėjimo padaryta. Trečias punktas, na, kad ir kaip jie nekęstų viens kito, bet aš vis eidamas į Baltuosius rūmus, man už akių kliūna nuotrauka, kur prezidentas labai dažnai susitinka su visų buvusių prezidentų National Security Advisoriais ir jie tarėsi, ką daryti. Ta prasme, tai nėra lengva Amerikoje ir šiuo metu išlaikyti bipartisan mąstymą, tą valstybinį mąstymą, kur vieną dieną visi kalasi iki nukritimo, bet kitą dieną visi kartu mąsto, kaip vis dėlto tą Ameriką pajudinti. Nes mes esame visų pirma amerikiečiai, mes turime mąstyti kartu. Ir kad ir koks prezidentas bebūtų, net jeigu jisai ir buvęs prezidentas, niekad nekritikuos dabartinio prezidento, nes jie gerbė instituciją kaip tokią. Pas mus to nėra daug, pas mus mes tik tai atrandame. Na, ketvirtas punktas, kas man įstrigo į galvą, tai ta tokia ponia ant Kapitolijaus viršaus, ta laisvės mergina, kuri užsidėjusi šalmą ir skydą rankoje turi, nes jie tas laisvės ne tik turi, bet ir gina, ir tam skiria pinigus, ko pas mus dažniausiai nėra. Tai yra, ar tai būtų gynyba, ar tai būtų parama demokratijai, ar tai būtų vystomasis bendradarbiavimas, kuris pas mus yra visiško mizerio lygyje. Amerikiečiai žino, kad jie tam turi skirti pinigus, kad tos laisvės nieks jiems neduos į rankas, kad jie patys ją turi susikurti per tam tikrus instrumentus, per biudžetą, per programas, per planavimą. Na ir penktas dalykas, kuris, manau, ne iki galo pas mus veikia, nors pas mus tų slėnių daug, neseniai buvau Kauno slėnį ir ilgai ieškojau rozetės, nežinau, labai ilgai ieškojau, radau vieną rozetę vienam aukšte. Bet čia ne apie rozetės, apie tai, kad mes sukuriam kažką panašaus, bet ryšys, kuris yra esminis Amerikoje, tarp akademinio žmogaus, tarp praktiko, kuris tą stebuklą gali paversti realybę, ir tarp pinigų, na, Amerikoje yra labai tamprus. Pas mus tie ryšiai, tie silicio slėnio fenomenai, dėja iki galo neveikia. Pas mus verslas netradęs akademinio pasaulio, akademinis pasaulis netradęs verslą iki galo. Kai klausi kodėl, o aš labai dažnai mėgstu klausti kodėl, kokie instrumentai konkrečiai neleidžia, įvairias priežastis minim. Ir kultūra, ir aukojimo kultūra, kurios pas mus, mes esame 125 pagal aukojimą, Rusai 100, Moldovanai 80, Amerikonai aišku pirmi. Bet ne tik apie tai. Yra ir įstatymai, pavyzdžiui, neapmokestinama parama akademiniam pasauliui pas mus yra apribota, nes siekiant išvengti visokių
reiškia, piknaudžiavimų, tie 2 procentai, toks tipo yra kepas uždėtas. Amerikoje iš esmės, jeigu tu esi privatus asmuo, tiek, kiek tu paaukosi gražiems tikslams, aišku, viskas turi būti dokumentuota, iš esmės tiek nurašoma nuo tavo mokesčių. Yra visai kitas mentalitetas. Ir tada tu pasirinkai, aišku, čia toks sunkus pasirinkimas, bet tau galbūt iš tikrųjų daugiau apsimoka Šarūnui paaukot, negu kad atiduot visas savo sumas valstybei, nes kai tu klausi Amerikoje, kas yra valstybinis universitetas, maksimum ten valstybė finansuoja kokius 7 procentus, 9, bet visa kita yra privačios lėšos, yra sukeltos lėšos, galbūt ne visi tokie modeliai, bet pas mus tai neveikia iki galo ir dėl to tie mokslai, nors jų yra atrodo daug, bet kiekybė jų yra nekadidelė. Važiuokim toliau. Na ir prieinam prie to, kad jie, kai bando keisti pasaulį, tai iš tikrųjų keičia jį darbais, bet ir ne tik kalbomis. Pas mus yra labai išvystytas vis populiarėjantis PR-as, mes visi mėgstam Twitterius ir Facebookus ir aš labai mėgstu. Ir aš parodysiu savo adresus, kad jūs sektumėt būtinai ir laikintumėt. Bet problema, kad Amerikoje iš to daroma tam tikra strategija ir politika. Yra kuriami ilgalaikio poveikio tiesos sakymo infrastruktūra. Pas mus stratkomai ir kiti gražus dalykai, kurie strategiškai komunikuoja vertybės išorę, pradėti kurti prieš kiek? Prieš porą mėnesių, gal prieš metus. Prisiminkim ir Voice of America, ir Radio Free Europe, taip, jų finansavimas buvo smarkiai sumenkęs iki pirmųjų susidarimų su Putinu, bet vis tiek amerikiečiai visą laiką investuodavo strategiškai savo vertybių sklaidą. Ir diplomatija nebuvo tik išoriniai veiksmai ir reakcija, diplomatija yra ilgalaikis poveikis, bandant pakeisti tą pasaulį, padaryti geresniu, kuo amerikiečiai užsiima nuo 18 amžiaus. Pabaigai liko 5 minutės iki 45. Tauta lemia viską, aš tai pavadinau. Kongresas, jūs visi esat Amerika, jūs visi esat Lietuva. Deja, pas mus tas valstybės mechanizmas, bijau, kad viduj turi labai dar daug sovietinių bruožų. Nuo elementariausių dalykų, kas man kiekvieną dieną fiziškai krenta į akis, nes, pavyzdžiui, manęs į parlamentą neįleidžia. Nors aš esu ambasadorius ir turiu visas įmanomas security clearances iki top secret NATO, kažkodėl aš visai turiu gauti leidimą iš tam tikro Seimo nario į parlamentą. Tai būtų įžeidimas Amerikoje. Amerikoje parlamentai yra visi, bet kas. Nereikia jokių leidimų. Jeigu tu neturi ginklo, tu patikrina greitai, tu turi ar ne, yra saugumo priemonės tam, bet į kongresą ateina visi. Kongresas atstovauja, stengiasi būti labai arti žmonių. Juokaujama, kad kongresai niekad nesibaigia rinkimai. Aišku, pas jo specifinė rinkimų sistema. Senate kas 2 metus trečdalį įsirenka ir atstovų rūmai ten kas 2 metus renkasi, bet jie tik baigia rinkimus ir pradeda rinkimus. Jie nuolatos su tauta, jie nuolatos ją girdi. Ir todėl, kai kongresmenas parašo laišką bet kam, jį girdi visa administracija. Jis yra Dievas, jis yra kaip tas romėnų ten apsisiautęs, reiškia, ten ir kolonas tokios panašios, matyti, ten dvasia, reiškia, kažkaip persijama. Jis yra tauta ir tai iš tikrųjų taip, jis nėra atsitvėręs nuo tautos. Kai kas sako, kad sąjūdyje buvo tokia dvasia ir po to kažkaip tie rūmai greit užsidarė. Žinai, ir po to tie žmonės jau už tų rūmų kažkaip vis ten ką nors ten pašūkauja, parėkoja, mes dažnai jų net negirdim. Mes net neprieinam ir neišklausom jų. Mes net neatstovaujam jų. Mums tik tai prieš rinkimus jų svarbus. Bet Amerikoje tokio ryšio nėra. Tie žmonės, Šimkus, Džonas, mylimiausias respublikonas mūsų į NATO atvedęs, neužviršiu paskutinio susitikimo su juo. Jis man pastatė vakarienę, respublikonų klube, spikeris Beineris, o čia važiuosim į Lietuvą, jėga, ar Džoną paimsiu. Ir sako, žinai, Žygi, aš sako, galiu pasinę nuotraukas tavim. Gerai, sako, o klausyk, galiu pasidaryti nuotraukas tavo vairuotojo. Ok. Nes pasirodo, tas vairuotojas, jį ten to ambasadoriai keitės, tas vairuotojas ne.
jis ten su juo draugavo, žinai, jis atsimena tą Gintą, žinai, jis tiesiog kaip žmogų jį nori. Ir jis priėjo prie to vairuotojo, tas vairuotojas vos nepalpo, kaip čia taip gaunasi. Jis tiesiog žmogiškas. Ir niekada aš iš jo nejutau jokios arogancijos. Niekada, žinai, aš nejutau, kad jis kongresmenas. Kai mūsų, nesakysiu kas, kai mūsų parlamentarai prie jo prieina, kai jis atkemša tą Coca-Colos buteliuką ir kai duoda išgerbė stiklinės, mūsų žmonės pasimeta. Kaip čia taip parlamentarai, žinai. Jie paprasti žmonės, jie tikrai atstovauja tautą ir tas ryšys yra nedirbtinis. Ko pas mus nėra. Bet aš kalbu kaip diplomatas, ne tik kaip politikuojantis diplomatas. Ką tai reiškia? Kai parlamentas kontroliuoja administraciją, atsiranda strateginis dėmuo. Jūs visi viščiukai bėgiokit be galvų, jūs ten visi fronto linijose kovokit, bet aš čia sėdėsiu ir aš mąstysiu valstybę. Ir aš tave biurokratį įsikviesiu į heringą ir prie visos tautos akių, visoms kamerams stebint, aš tave taip išdrošiu, kad tu man atsakysi į bazinius klausimus. Ar vagiai ar nevagiai, čia kitas klausimas, bet iš tikrųjų, kuo vadys, kur einam, kur mūsų raudonos linijos, tu man paaiškink, kokia čia mūsų politika. Ir didžiausios figūros administracijos, didžiausi kandidatai sužlunga tose heringose. Nes tai yra strateginiai klausimai. Parlamentas yra tam, kad keltų esminius valstybei parlamentinius klausimus. Pas mus to ryšio nėra. Pas mus, mes biurokratai labai gerai jaučiamės Seime, nes mes viską žinom, man 23 metai jau diplomatija. Aš žinau visus klausimus, visus atsakymus jau iš anksto. Čia kaip žaidimas. Bet aš labai norėčiau, kad prieš mane būtų partneriai, kurie mane kiekvieną dieną kryžiuotų ir prie sienų statytų ir keltų labai nepatogius klausimus. Nes tai ir būtų tas tautos balsas, kurio šiek tiek pritrūksta. Bando Seimas tai padaryti, bet dėja, kadangi jis nėra įgalintas kaip institucija, tai taip ir gaunasi. Dar keli instrumentai, ką amerikiečiai labai naudoja ir ko mes niekaip nesugebėjom padaryti. Vakar ir su Kubilimu, prieš porą dienų su Gerimu Kirkilu kalbėjau, abudu atstovauja labai panašią ideologiją, ta prasme ideologija, kad parlamentinė diplomatija yra labai svarbi. Iš tikrųjų, tai žmonės iš įvairių pusių padarė nemažą įtaką transformacijai. Ir pas mus važiuoja iš viso pasaulio mokytis iš jų. Tuntais važiuoja ukrainiečiai, gruzinai mokytis, kaip lietuvių Seimas tą padarė. Bet už kokius pinigus atvažiuoja, už vokiečių ir amerikiečių. Tuo tarpu tiek Vokietijoje ir Amerikoje yra labai stiprus partiniai institutai. Yra ekspertai patys kiečiausiai dirbantis atskirom politiniam grupėm, kurios tą ideologiją stiprina, skleidžia, užsienį, viduje. Bet tai valstybėje kovoja idėjos, tam partinės idėjos, bet jos kovoja ne asmeninių emocijų, bet pagristų ideologijų lygį, ekspertų lygį. Žmonės baigia Harvardus, Jeilius, jie sėdi ir padeda vieni respublikonam, kiti demokratam, koks skirtumas. Svarbu, kad jie turi bazę, ką atsiremti. Pas mus yra keli parlamentarai, kurie nuolat važinėja į užsienį. Ant vienos rankos pirštų galiu suskaičiuoti, daugiau ant dešiniosios. Bet aš kai paklausiu jų, tai o kur tas visa bazė, jūsų akademinė, ekspertinė, kaip jūs tą darot? Mes viską darom už amerikiečių, vokiečių pinigus, bet taip negalima. Mes jau tapome Ameriką ar Vokietiją tam tikrą prasme. Aplink pas mus pasaulis plišinėja. Jie, gruzinai, ukrainiečiai pas mus atvažiuoja dėl to, kad tikimomis. Mes jų niekad neišdavėm. Ir mes pataisėm sovietinę mašiną. Tai įgalinkim, tai sustiprinkim savo partijas iš vidaus, sukurkim tos partinius institutus, o dėja nėra. Ir rytoj tai svarstysim 12 valandą, gal atsiras. Jaunų žmonių įtraukimas į politiką. Paskutiniai punktai, 2 paskutiniai punktai, viskas. Čia man nuolat kartuoja speakeris Hastertas, kuris ten skandaluose paskendo, bet okei. Jis man sakė dalyką, ką iš tikrųjų daro kiekvienas amerikiečių politikas. Investuoja jaunimą. Sako, Žygi, aš kaip politikas, jis buvo mokytojas, gal ir dėl to žinojo, kaip elgtis gyvenime. 2/3 savo laiko aš atiduodu jaunų žmonių mentorystei. Jie ateina pas mane kaip savanoriai ir aš su jais dirbu. Vienam patariu čia, kitam patariu čia, bet kodėl aš tai darau, nes aš žinau, kad aš pasitrauksiu, jis jau beje pasitraukė.
Aš jį atsivežiau jaunimo dienas prieš metus pasaulio jaunimo dienas, jis fantastinė kalba pasakė, nes jis buvo žmogus, kuris mūsų organizavo balsavimą už NATO, kai visas senatas balsavo už. Istorinė tikrai asmenybė. Na, pas mus to nėra. Aš nueinu pas Paulių Saudargą į kabinetą, aš matau 4 žmonės sėdinčius 2 kvadratinių metrų plote. Aš paklausiu, o jeigu čia norėtų studentas ateiti, pabūt prie tavęs, Paulių, išmokti tavo krikdėniškos ideologijos, tai kad jis neturi net kur sodinti. Nėra net, neįtimų negaus, taigi faktas, bet gal ir gaus ilgainiui, jeigu gerai prašys. Bet nėra net mąstoma apie tai. Tai čia aš tik tai tokį juokingą pavyzdį pateikiau. Kai tu pažiūri tas pačias partijas, kurios dabar pradeda kovoti už jaunimo balsus dabar po 25 metų, o kur jūs buvo prieš 5 ir 10 ir 15 metų? Kodėl jūs nekūrėte panašių į Kubilių ar Landsbergį, ar ką tik nori prieš 10 metų? Nes jūs nekalkinkite po tos tautos, kad jūs nebepopuliarūs, kad jūsų nebesupranta. O ką jūs padarėte, kad paskleista žinia jaunimui? Pas mus nėra to supratimo. Aš nuvažiavau į jaunimo organizacijų Vijotos vieną iš vasaros stovyklų ir paklausiau, o jūs apstai balsą girdi? Girdi. Mes esam kaip socialinės pašalpos grupė prijungti prie socialinės ministerijos ir jie kartais mums pasako, kiek duos pinigų. Bet sako, ne, sako ne apie tai. O jūsų balsą valstybė girdi, jūs sėdit vyriausybės posėdžiuose, jūs ten galit. Ne, tai kad, kartais, žinai, bet neįprasta, prie ko čia, žinai. Tai tos nėra kultūros, mes neinvestuojame prasme o čia jau pacituosiu Kurtą Volkerį, buvusi ambasadorių prie NATO amerikiečių, dabar Makeino institutui vadovaujant. Jis man prieš savaitę tą pasakė, prieš 2 savaitės Gruzijai keldamas tostą, jis pasakė, o jeigu neinvestuoji į jaunimą, tai apskritai, kam visą tai? Ta prasme, ar visa kita turi prasmės, jeigu tu nepasidalini savo idėjom su ateitim, kuri tavęs va čia klauso. Jūs visi būsit ministrai, prezidentai, kas tik nori. Jeigu to nebūtų, tai tugi to išnyksi. Faktas, laikas taip greit bėga. Jeigu tu nepasidalini su ateitim, tai gal tu netiki šalies ateitim apskritai? Gal tik tai kam visą tai, žinai? Tau? Tavęs to nebus. Čia klausimas, kuris man iki šiol neatsakytas. Ir paskutinis punktas, kurį mėgstu kartuoti Kaune, patriotizmo ir pilietiškumo sostiniai, nes jūs šitos klausimus mokyklose kėlėt, nėra institucijos švietimo ar bendruomeninės ar kitos Amerikoje, kur nebūtų investuojama į pilietinę patriotinį ugdymą, į žmogaus kaip piliečio ir patrioto kūrimą. Mano vaikai, kai grįždavo iš tų mokyklų, sprogdintam akim ir gėdodavo tuos Amerikos himnus, man nejauku būdavo, žinai, aš vis primindavau, jūs esat lietuviai, mylėjai, jūs neužmirškit. Bet jie tai daro ir jie tai daro nuoširdžiai. Tai nėra tik tai kažkokia ten politika, ideologija, valstybės, kiekviena bendruomenė, nes bendruomenės gyvos, jos dalį savo laiko, turto atiduoda valstybei, iki 10% BVP yra aukojimas amerikiečių viens kitam, yra milžiniški procentai, jie investuoja į tokius kaip jie, mokyklose, va čia grįžtant prie jaunimo, iki 60% žmonių yra pasiskirstę jau politiniam grupėm ar ten visokiam visuomenės organizacijom, nes tie jaunuoliai tiki, kad jie valdys valstybę. Jie žino, kad jie yra valstybė, o ne ten kažkokie galvos kalbančios iš televizorių kiekvieną vakarą. Pas mus to nėra. Bet gali būti. Tam, kad būtų, sekit mane Twitter'e ir Facebook'e. Twitter'is angliškai, Facebook'as lietuviškai. O čia website'as, kurį tobulina. Aš paliksiu jau kas susirašyti. Tai ačiū Žygimantui. Ir dabar, mėly kolegos, turite galimybę užduoti klausimus. Komentarų gal turite, klausimų, pastebėjimų, abejonių. Jauskite žodžių laisvai, kelkite rankas, po vieną bandykite šnekėti. Aš gal prisėsiu prie Šarūną. Mėly kolegos. Drąsiai. Prašau. Labą dieną, Lukas Fabionavičius, 3 kurso politikos mokslų studentas. Norėčiau tokį klausimą paklausti. Kokie jūsų ateities planai, kadangi Lietuvoje yra įprasta, kai grįžta žmogus pradirbęs ilgą laiką užsienyje, realiai tai buvo su visais beveik prezidentais, galbūt apart Algirdu Mykolu Brazausku, tai
Gal galėtumėt pasidalinti artimiausiai savo planais būtent? Ačiū. Na, aš niekad neslėpiau, kad aš turėjau ne tai, kad politinių ambicijų, aš iš esmės nuo 92 metų veikiu politiškai. Aš buvau Vilniaus jaunųjų krikdemų vadas su kitais jaunais žmonėm, dabar jau nebe jaunais, kaip Giedris ten sėdinčiais. Mes norėjom tą valstybę padaryti geresnę, bet tuo metu matyt buvom per daug ambicingi ir jauni ir mus ne iki galo suprato. Ypač kai kurie asmenys, kaip Petras Gražulis, kažkaip ginčydamas nuolat, reiškia. Bet dabar jis jau, sakant, kažkur kitur. Tai taip, aš atnaujinu savo politinę veiklą, jeigu Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų partija manim pasitikės, o šiuo metu vyksta demokratiniai procesai, keliami kandidatai į Seimą. Jeigu man pavyks atsidurti politikoje, aš džiaugsiuosi. Arnas Kniukšta, taip pat 3 kurso politikos mokslų studentas. Man labai patiko jūsų išsireiškimas, kalbant apie politikos planavimo departamentą ir jo įtaiką ministerijoje, nes šią vasarą taip pat turėjau galimybę ten atlikti praktiką. Tad norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, kaip būtų galima pakeisti tą departamento įvaizdį pačioj ministerijai, kad jis užsiimtų tą, nežinau kaip išsireikšti tiksliai, užimtų svarbesnę padėtį pačioj ministerijai, kad tie think tankai atgytų Lietuvoje ir kad būtume bent kažkiek panašesni į Jungtinės valstijas. Aš manau, čia ne tik ministerijoje, čia reikia visoje valstybėje tą pakeisti, nes ar tai būtų tos strateginės komunikacijos stratkomas, ar tai būtų tie analitiniai dalykai, iš esmės jie visi turi apsijungti į vieną mazgą. Tai yra visos svarbiausias, sakyčiau taip, valstybė mąstančios institucijos turi dirbti kartu. Jos šiuo metu dirba atskirai. Ir prezidentūra, ir vyriausybė, ir krašto apsaugos ministerija, ir saugumo departamentas, ir užsienio, ir net švietimo, ir kas tik nori, visi tie pagrindiniai strategai turi dirbti kartu. Normaliuose Europos vakarų valstybėse tai yra norma, kuri pas mus kažkodėl labai šlubuoja. Ir aš stebiuosi, aš nežinau, gal čia man dar veikia tas grįžimo fenomenas, gal aš per daug kritiškai vertinu, reikia biškį taušt, čia visiems diplomatams būna, jie biškį, taip sakant, pripranta per daug, žinai, prie gero gyvenimo, bet aš manau, kad tas strateginis mąstymas dar pablogėjęs. Vat aš šiandien išnekėjau su buvusiu mano vadovu, vyrdirybininko, aš buvau vyrdirybininko pavaduotojas dėl stojimo su Petru Auštrevičiu. Prieš 10 metų, kai mes visi stojome į Europos Sąjungą, mes buvom susitelkę, buvo aiški komanda, mes planuodavom strateginiam lygmenį, buvo aiškus palaikymas iš visų pusių, su Seimu ir kitais mes judinome, stumėm tą valstybę į pačius geriausius sprendimus. Kodėl tada, kai, necituosiu, kas tai pasakė, žinoma asmenybė aukštai reitinguose vis stovi, kada nuo mūsų tą antsnukį nuėmė ir kada mes tapom laisvi, mes kažkodėl pagalvom, kad smegenys mums nebereikalingi. Mes tiesiog atsidūrėm didžiuliam turgui, kuris vadinamas Europos Sąjunga, 500 milijonų gyventojų, ten kai nueini tą Justus Lipsius pastatą, ten vienu metu vyksta maždaug 320 posėdžių, baisiai daug. Bet eidamas į tą turgų, tu turi žinot, ko tu nori, ką tu nori nusipirkti, ką tu nori parduoti, su kuo tu nori į stovyklą, prieš ką tu kovoji, su kuo tu koaliciją sudarinėjai. Tai yra nuolatinis mąstymas. Ir ką aš nuolat primenu savo kolegom, kurie prieštarauja tam, žiūrėkite Izraelį, jie važiuosiu į Izraelį pasimokyti kokią savaitę dar kartą, kaip jie tą daro. Žiūrėkite kitas pafrontės valstybės, kurios yra nuostabios valstybės, kurios skamba visam pasauliui. Gyvenimas prie grėsmės, o mes gyvenam prie nuolatinės egzistencinės grėsmės, tai priverčia mąstyti. Ir jeigu tu mastai šitoj situacijai, tu iš tikrųjų gali tapti pats kiečiausias. Nes kiti yra šiek tiek atsipalaidavę, ar ten mūsų broliai graikai, ir kiti, oras ten ir šiaip, dabar aišku blogiau. Gerai. Bet tokioj vietoj gyvendamas, jeigu tu kiekvieną dieną mastai pačius geriausius sprendimus valstybinių lygių, tu gali padaryti nuostabę, spindinčią, gražią valstybę.
Pas mus tuo tarpu ir dažniausiai politinis elitas, kaip pasakyčiau, reikia žodžius, jie ramina, viskas gerai, nieko nereikia, jūs nurimkit, jūs nekelkite tokių klausimų, mes čia viskas tvarkysim. Bet iš esmės jie tvarkosi savo, aplink save, savo siaurose gerdelėse. Net ir nenori išgirsti kito, nes nėra tokio supratimo valstybinio, ar jie nežiūri į ateitį, jie žiūri šią dieną, nes matai, strategai planuoja toli. Ir kai toli planuoji, ten gali susijungti, nes, Vilnius, Kaunas, sujungsim ar ne? Jeigu sujungsim, tai, žinai, tai čia tada susistiguoja visą programą aplink tai. Bet jeigu nėra tokio mąstymo, tai niekas to nesusistiguos savaime. Atvirkščiai, kai tu esi turgui, o mes esam didžiuliam turgui, informaciniam, globaliam, postmoderniam, tave ilgainiui išardys tos ląstelės. Žinai, tie poveikiai, kurie tavo valstybė veikia iš vidaus ir iš išorės, jeigu tu nemąstysi, pats tavo tas kūnelis įsijungs. Ir ko aš jau čia konservatoriškai, krikdemiškai bijau, aš labai bijau, kad tai yra būtent tos mano pamėgtos KGB veikimas. Nes jeigu tu atjungi smegenis, visą kitus daiktus susirinkti yra labai lengva. Jeigu tu veiki prie žmonės asmeniškai, kurie dirba valstybei, įvardindamas juos kokiais tik nori pavadinimais, jeigu tu žinai, ką reikia išjungti, jeigu tu veiki prieš tas partijas, kurios mąsto valstybę, tai ilgainiui ateis partijos, kurios mąsto kažką kitą. Aš manau, tai dalis to mūsų nemąstymo yra neigiamas išorinis poveikis, bet mes irgi turim daug velnių viduj, kurie to neleidžia daryti, lygiai taip pat. Bet jeigu mes to nedarysim, bus labai blogai. Nes artėja visokios grėsmės, tuo tarpu, jeigu darysim tos grėsmės, gali paversti privalumais ir sustiprinti save taip, kad nieks čia net nemąstytų ateiti. Jūsų ekscelencija, naudodamasis progą ir būdamas politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto protekanu, aš noriu jūs pakviesti, ar kaip diplomatas su grupe, ar kaip, nebūsima, bet esama politika su politinėm ambicijom ir grupe, atvykti ir pasikonsultuoti su mumis į politikos mokslo diplomatijos fakultetą. Mes turime ir žmogaus teisų specialistų Gintarę Žukaitę, turime tarptautinių santykių specialistų daktarę Gerdą Jakštaitę, aš įsivaizduoju, kad kažką išmanau apie Rusiją, turime specialistų apie Vidurį Europą, jums tai nieko nekainuos, mes tiesiog pasikalbėsim prie apvalaus stalo ir, nežinau, sausį, lapkritį galim tai susiorganizuoti. Pajėgumų turim, tačiau kontaktų kartais reikia iš abiejų pusių. Bet ar tai reiškia, kad vadovų eina į politiką taip pat? Vadovų į politiką neina, bet mes esam pasiruošę padėti pakonsultuoti ir padiskutuoti apie Lietuvos ateitį. Žinoma, ir aš tą ne vieną kartą darau, aš dabar net pajuokavau su savo žmona kalbėdama, žinai, į Kauną dabar važinėjau dažniau negu į bet kokį Lietuvos universitetą. KTU vadovų dabar vis mane kviečia. Aš neseniai baigiau diplomatijos studijų kursą Karo akademijoje, kurį labai džiaugiausi, nes ten nuostabūs žmonės, žmonės, kurie pasiruošę paaukoti savo gyvybę. Už tai dėl ko tu dirbi, tai su tokiais labai malonu dirbti. Bet mielai, tik tai kvieskit, kuo daugiau, to geriau. Demokratinės visuomenės pagrindas yra pilietinė visuomenė. Aš norėčiau jūsų nuomonės paklausti, kaip reikėtų Lietuvoje ugdyti piliečių savivertę, nes pas mūsų dažnai matomas yra dar tas gal sovietinis palikimas, gal tas netgi 100 metų baudžiavos dar padarė savo įtaką, tas toks nusižeminimas, taip liaudiškai tariant, kaip ponai, prieš institucijas, prieš didesnius politikus, kaip kiekvieną pilietį, kaip jūs minėjote Amerikos atveju, priversti save jaustis valstybės dalimi. Aš nežinau, aš gal esu per didelis romantikas ta prasme, bet jūs jeigu nepatingėkit, nueikit mano website ir ten pačioj pabaigoje rasit mano disertaciją, nes man tai buvo esminis klausimas, žinai, kaip tą žmogaus orumą paversti realybę Lietuvoje. Ir kodėl mes, deklaruojantys save, kaip esantis katalikybės forpostas, jau patys kiečiausi vertybininkai, iš tikrųjų realybei, labai daug kur nepanašus į tos deklaruojamus dalykus, ką mes sakom. Realybei elgiamės kaip sovietikai.
aš manau, jeigu jau taip žiūrint biurokratiškai, duodant tiems planuotojams darbo, jeigu kiekvienas, yra kiekvienoje žinyboje yra planavimo padaliniai, aš jums duočiau kokius metelius padaryti studiją, kaip jūsų konkrečios institucijos politika įgalintų tą žmogiškumą. Kiekvienos. Na, pradėkime nuo skaudžiausios, nuo švietimo. Kiek mokyklose pas mus ugdomas žmogus, kaip asmenybė, kaip kūrybingas, pasitikintis savim lietuvis, patriotas, pilietis. Deja, ne. Mes esam kompiuteriai prikišti daug informacijos, mūsų vaikai kala, bet kaip tas žinias panaudoja, ar jie tas žinias panaudoja, tai ką mes turim daryti su mūsų švietimo sistema? Na, galų galia reformuoti. Kodėl protestantai estai tą padarė, o mes ne? Todėl, kad mūsų ES teisė to neprašė daryti. To žmogiškiausios rytis ES, jos yra už akį ribų. Jos paliktos nacionaliniai kompetencijai. Na, o pas musgi, ko varų nevaro, to mes ir nereformuojam. Tai mes tai palikom. Iš esmės sovietinė sistema. Socialinė, sveikato, švietimo, visose žmogiškiausios rytyse iš esmės sovietizmas. Ir pabandyk tą pajudinti. Ten daugybė yra ginančių asmenų, kurie jau iš esmės garbaus amžiaus, bet, na, tikrai laikas, taip sakant, keistis. Tai aš pradėčiau tų žmogiškiausių sričių, bet aš sakau, aš padaryčiau kiekvienoje institucijoje tokį auditą, sakyčiau, žmogaus ir bendruomenės klausimais. Kiek tavo politika konkrečiai, vat, imk ir tą patį, žinai, nulakuotą diplomatą. O ką tu, sėdėdamas savo kabinete, konkrečiai padarei, kad tam žmogui būtų geriau? Va tu, atsakyk, konkrečiai. Jeigu nesugebės atsakyti iš darbo, nu, arba keis politiką, arba mažiname etatų skaičių. Nes, nu, man ta prasme yra nejauku. Ir aš vis prisimenu Izraelio ambasadorio naują, fantastinį žmogų, kuris man pasakė, Žygi, mes tokie kaip jūs buvom maždaug prieš 25 metus, kai su Egiptu pradėjom rimtai ten kariauti, kai jau supratom, kad valstybė gali baigti egzistuoti, mes pradėjom galvoti, o kaip padaryti Izraelį valstybę, kur būtų gera gyventi, kur būtų, nu, kiekvienas žmogus didžiuotųsi savo valstybę. Ir tai buvo juodas darbas. Kiekviena institucija buvo įpareigota prisidėti prie tos programos. Ir pažiūrėk, reiškia, pradžioje, kiek mes turėjom 500 000 po antro pasaulinio, dabar turim 8,5, jeigu neklystu. Na, daug dar liko, bet jie atvažiavo dėl to, kad jie žino, Izraelį bus geriau. Jiems bus geriau, jie didžiuojasi savimi. Daugybė žmonių, kurie šiuo metu išvažiavę, kai tu paklausi, kodėl tu išvažiuoji, visą laiką atlyginimai yra antras, trečias atsakymas. Pirmas yra manęs negerbė kaip žmogaus. Mane niekina. Nuo troleibusų iki gatvių, iki tų mažų biurokratinių steigėlių, kur tave žemina. Tai yra nepagarba žmogui. Kiekvienam tai yra bjauru. O tuo tarpu Niujorke, kur šiukšlių smarvės daug, tokios ne baltarusiškos, ką man vis baltarusų diplomatai primena, bet man tas smarvė yra kvepia, nes ten kiekvienas žmogus jaučiasi įgalintas. Jisai žino, kad jį gerbė, jisai žino, kad jis gali daug pasiekti. Tai vad, kada mes sukursim tokią valstybę, kur žmogus taps tikslu, bet ne statistinė priemonė, kurią mes skaičiuom, gerai, kad išvažiavo, GDP paaugo, arba ten, nukirpsim nuo milijono pensijų, ten biškį padidės. Nu, absurdas. Tai tas milijonas tai yra gyvi žmonės, kurie gal ir, žinai, ir gyvybės, ir savo brolius, seseris, vaikus aukoja dėl tos valstybės. Tai va, to žmogiškumo trūkumas ir aš sakyčiau, kad apibendrinus viską, ką pasakiau, dėl to tai mano buvo pirma skaidrė, yra esminė problema. Jeigu mes pradėtume investuoti žmogų kaip į integralią būtybę, tai jau būtų kita Lietuva. Aš manau, tokie ir bus, kai jūs užaugsit, čia tų 40 metų reikia, Mozė sakė. Palauk, kažkas mane pataisė vakar, senas žmogus pataisė, Žygi, ne 40, reikia 60. Nu, sako, 3 kartų reikia, kad jau taip iki galo įsivalyti nuo tų kalėjimo virusų, kur mes čia su Šarūnu patyrėm. Todėl tokie netokie tobuli kaip jūs. Bet nieko, viskas bus gerai ateityje. Mėly kolegos, daugiau klausimų. Tai aš tokiam užbaigimui, palinksminimui, noriu paklausti, kas labiausiai į akis krito, persikėlus vėl kokį tam tikrą laiką gyventi į Lietuvą. Kas taip užkliūna politiniam lygmenį?
aktualiam, sisteminiam darbe, bet tiesiog eini gatve ir... Apart to, kad vairuoto nebeturi, tai... Dabar paprieštarausiu pats savo, man čia labai patiko. Man čia, nes matai, kai diplomatas, tu fotografuoji maždaug kas metus tą vaizdą. Ir tu nematai to centimetrinių pokyčių, nes dažniausiai žmonės jų nepastebi. Man čia labai patiko. Čia viskas geriau, nes kodėl? Tamsa dinamika gerėjimo yra žymiai didesnė negu Amerikoje. Ir daugelio kitų vakarų šalių. Tas mažas kūnelis, tenėdamas, pykdamas ant savęs ir nepasitikėdamas savim, nevertindamas žmonių, vis tiek turi kažkokią giluminę dvasios stiprybę, jis vis tiek labai gerai, jis juda į priekį. Tai ta dinamika yra didelė, iš tikrųjų per tuos 25 metus, na čia jau prezidentas Obama, kuriam vakar Putinas rankas spaudė, jisai pats tą pasakė, nu jūs esat tas Ben Rhodes, tas speakeris, jau pasakęs, jo pagrindinis rašytojas kalbų, jūs esat geriausi pavyzdžiai transformacijos per maždaug 20-30 metų. Bet man dabar svarbu, kad mes tą tempą palaikytume ir pastatę, čia jau Joną Popiežių, Joną Paulių cituosiu, pastatė tą nuostabų namą ir su langais, ir su durim, ir su nuostabiu stogu, ir su ta tokia, ten kur elektrą siurbė, ten tie stiklai, žinai, nu viskas high-techas. Pradėtumėt rūpintis pagrindais. Jonas Paulius yra jo paskutiniai žodžiai oro uoste. Nu, lietuviai, visi lenkai, lietuvių kilmės ir atvirkščiai, jūs labai prašau pradėti namą statyti ne nuo langų, o nuo pamatų. Manau, kad mes neišgirdom. Mes tikrai tikrinam puikiai. 3 paketai, ten Wi-Fi geriausias pasaulyje. Už medžio Amerikoje žemė neveikia telefonas. Moki už incoming calls, kur tai matyta 3 negu Lietuvoje. Kompai, mokesčiai, nu viskas super. Išskyrus pagrindai. Žmogiškumas. Žinai, tai, kas Amerikoje yra svarbiausiai, ką jie labiausiai investuoja. Stiprus žmogus, dėl to ta valstybė stipri. Tai va, man dinamika yra fantastinė ir supranti čia kaip tam, koks čia filmas buvo, toks multikas, 4 vaikai, žinai, daug visus mačiau. Tai kai tas namas ant tų balionų pakabintas, jis pakyla, reiškia. Nu, pavojingas reikalas, jis nežinia, kur nusileis, žinai. Būtų gerai kažkaip tos stabilizuoti pamatus, tada viskas bus gerai, tada ta tendencija išliks. Ir tada nieks čia nebeateis. Ir tu po tais pamatais nepasikas. Tai, mėly kolegos, norėtųsi prelegentui padėkoti ir apart to, kad jūs paplosite, noriu iš karto jūs pakviesti visus į Tomašai, dalyvausite, ne? Į kambariuką. Į mūsų kambariuką po dešinę pusę. Ir galėsite turėsite galimybę tikrai